Kiek žmogaus ilgamžiškumui turi įpročiai gyvenimo ir kiek genetika skirtumo? Kiek atsveria viena pusė kitą? Galim padvigubinti su savo įpročiais savo gyvenimo trukmę ar panašiai? Kai buvo mažiau informacijos, buvo labai sudievinama ir sureikšminama genetika, kad aš jau toks gimiau, toks jau mano likimas, jau toks buvo mano tėtis, tai reiškia ir manęs tas paslaukė, arba mano giminiai sirgo kažkas baisia liga, tai tikėtinai aš arba kažkas iš mano, nežinau, vaikų susirgs. Tai dabar vis daugiau kapstant į tą epigenetiką, vis daugiau laimės ir džiaugsmo yra, kad mes galim daug ką pakeisti. Dabar kalbama apie 15-20 galbūt procentų yra genetikos. Visa kita yra tai, ką mes darom kiekvieną dieną. Jo, aš čia iš mano pusės irgi ateinam. Pas mane visi kalba, kad vyrai anksti krenta, žinai. Ta prasme, širdis, ten dar kažkas ir aš taip, blemba, galvoju, nenoriu, žinai. Noriu gyventi, sportuoji, bėgioji, prisižiūri, alkoholio nevartoji, nerūkai ten ir taip toliau. Miegot stengias prižiūrėti. Nu ten 6 valandos čia jau tai buvo kritinė riba, žinai, kiek ten tarpė, jeigu darbų ir visko turi pamiegot. Ir po to pradėjau žiūrėti, kad ten, žiauri ir daug įpročių buvo pas to žmonės, žinai, pas mano giminės medžio vyrų, žinai. Taip. Ir alkoholis, ir rūkymas, ir panašiai. Ir tu toks galvoji, kad, tai fucking jie galėjo patys praknist ten kokius 30 metų, žinai, vien per šitą. Iš tikrųjų, nes aš turiu ir savo rate, savo amžiaus draugų ir aš matau, kur atrodo žmogus mano amžiaus pasibaigė beveik, žinai, bateriją ir kuris dar geriau už mane, žinai, atrodo varo ir geriau jaučiasi ir aš galvoju, okei, amžius tas pats, žinai, viskas ir tada pasižiūriu, kaip jie gyvena, ką jie veikia ir tada matai, kad vienas nerūko, negeria, sportuoja, žinai, žiūriu, ką valgo, kitas valgo beleką, miega belekada, išgeria energetiniai, kompiuteriniai žaidimai, daug sėdėjimo, daug darbė tiesiog vienoje vietoje stovėti reikia ir panašiai ir tada galvoju, blemba, labai taip atgal atsukant reverse engineeringą, pasižiūrėjau, žinai, kaip vienas gyvena ir kaip kitas, tai parodo, tai pritariu pilnai tavo šitam, nes nesu mokslininkas, neskaičiau šitų tyrimų, bet akivaizdu, pasižiūrint, kaip žmogus gyvena, gali pamatyti. Nereikia būti mokslininku, kad tą datą, žinai, galėtum pasiekti arba pasidomėti plačiau, bet aš čia, žinai, Pareto formulę, ne, 80-20, tai beveik taip ir gaunasi, kad 20% tik tai turim genetikos. Nes labai svarbu yra tą ir posakį, kur pasakė, ne, kad, daugmaž kaip transliuoji, kaip tu tiki, kad negali, tai reiškia ir negali. Jeigu tiki, kad gali, tai reiškia ir gali. Mes kiekvienas nešiojamės po kokią 1, 2, 3 lėtinės ligas, kurios yra mūsų kode. Klausimas, ar mes išprovokuosim savo kasdieniais veiksmais, ar kaip tik nutildysim. Mes galim nutildyti tuos genus, kad jie tiesiog mums nepasireikštų. Gali žmogus gyventi visą gyvenimą, mirti ir niekada nesužinoti, kad jam labai aiškiai buvo, sakykime, parašyta, kad jam gresia diabetas. Jis tiesiog neišprovokavo ir neturėjo to. Ačiū, kad peržiūrėjote šitą vaizdo įrašą iki pat pabaigos. Mums padės jūsų palaikymas, o tą galite padaryti paspaudę mygtuką patinka ir prenumeruoti. Jeigu norite išklausyti visą pokalbį, jo nuorodą rasite šio video aprašyme.